Šitą epizodą bei iškarpimų reklamų nuo 1 euro galima išgirsti Armėno radio Contribui arba Patreon'e. Visos nuorodos aprašymuose ir komentaruose apačioje. Turiu pripažinti, kad aš esu gana vienišas žmogus. Nežinau, kažkas yra su manimi. Nuo vaikystės aš buvau atsiskyrėlis, kuris mieliau laiką leisdavo pats su savimi. Daugam staigmena, betgi tu Armėnas, tu pusė ES pažįsti, aš tavegi mieste matau nuolat tūsinį, tai su vienais, tai su kitais. Ja, tiesa, aš ekstravertas, bet aš esu toks atsargus ekstravertas. Gyvenime esu turėjęs patirčių su artimųjų išdavystėmis ir kad apsaugočiau savo širdį, aš ją tiesiog palaidojau po storu betono sluoksniu. Ta mano atsiskyrėliška natūra labai paaštrino tie dalykai ir dabar esu visiškai miręs viduje ir nebegaliu ten nieko įsileisti. Iš vienos pusės saugu, iš kitos pusės nežmoniškai vieniša. Ir aš toksai ne vienas. To dalyko vienatvės yra nesveikai daug aplink. Aš esu žmogus detektorius ir gana gerai skaitau žmonės. Ir man atrodo, kad vienatvės tikrai daugėja. Ir jį ypač paaštrėjo po COVID ir karantino. Blogiausia, kad daug labai žmonių kenčia nuo vienišumo, bet nelabai net suvokia, kad tai su jais vyksta. Tas slogus jausmas, smaugiantis tave iš vidaus, ta kažkokia niekaip neužpildoma tamsi skylė kažkur giliai tavo sieloje, tas niekada nesibaigiantis ilgesio jausmas. Tas daiktas vadinasi vienatvė. Sveikinu įstojus į vienišų žmonių klubą. Žmonės yra pagaminti iš gana paprastos mėsos ir veikia pagal labai primityvius instinktus. Mes galime būti labai civilizuoti, labai išsilavinę, labai sofistikuoti, bet giliai mumise sėdi gana pirmykščiai dalykai, kurie patyliukais valdo mūsų gyvenimus. Žmonės yra socialiniai gyvūnai, todėl mums yra būdingas bandos jausmas. Ir tie, kas labiausiai ginasi, kad tokio neturi, lengviausiai pasiduoda bandos instinktams. Čia kaip su homofobais. Pamatai tokį per televiziją, putojantį iš burnos, ten nesidemonstruokit ir visą kitą, ir supranti, kad vienintelis daiktas, kurio jis geidžia visą savo gyvenimą, yra didelis, gyslotas ir sultingas jo rožinėje burnytėje. Patinka keiksmažodžiai? Prenumeruok Armėnas Plius tik už 1 eurą į mėnesį Armėno radio Contribui arba Patreon'e ir klausyk epizodų be reklamų ir iškarpimo. Visus nuorodas aprašymuose ir komentaruose apačioje. Bandos instinktai yra gana normalus daiktas ir ant viso to dalyko yra pastatyta visa mūsų visuomenė. Tarkim, valstybinės šventės tam tikrą prasme tai yra bandos instinkto apraiška. Buvimas grupėje iš karto tau sukuria saugumo jausmą. Ir atvirkščiai nepriklausimas jokiai grupiai tau pradeda kelti nerimą. Jūs turbūt esate susidūrę, kada žmonėms nuvažiuoja stogas emigracijoje. Galbūt net patys tokie buvot. Kitą kartą tiesiog užtenka išvažiuoti į kitą miestą, atsiskirti nuo artimųjų ir tave užkloja grūzas. Ir atrodo, kame čia problema, tu gali susisiekti su visais žmonėmis, kokiais tik nori būdais, bet kaip tau patinka, tekstu, balsu, vaizdu, bet tai vis tiek nėra tas pats, kaip buvimas šalia. Ir todėl šiuolaikinė vienatvė yra toks labai keistas reiškinys, nes mes gyvename informacijos ir globalios komunikacijos amžiuje. Tu gali susisiekti su bet kuo, bet kada ir bet kaip. Kasdieną mums iš ekranų pilasi žinutės iš viso pasaulio žmonių. Visi kaip niekad yra susijungę ir visi pasaulio komunikacijos tinklai yra prieinami tiesiai tau iš kišenės. Santykiai, kokie nori, su kuo nori, kokioj nori formoje. Visi įmanomi pokalbiai su visais įmanomais žmonėmis. Dalinkis, ką nori ir sek, ką nori. Praktiškai bet kokia žmogaus bendravimo forma turi savo appsą ir dar ne vieną. Ieškok bendraminčių, draugų ar pasaulis yra tavo austrė dabar. Bet nieko tai nepataiso, nes kuo daugiau komunikacijos, kuo daugiau pažinčių, tuo stipresnė vienatvė. Tu visą dieną gali bendrauti su masė žmonių, bet kiek realiai tu apturi prasmingų pokalbių? Ar tu iš viso kažką panašaus turėjai savo gyvenime? Kada tu leidai išsikalbėti apie savo jausmus ir prisipažinti, kas iš tikro su tavimi vyksta? Kiek kartų į klausimą, kaip sekasi, tu atsakei,
Normaliai. Nors puikiai žinojai, kad meluoji. Kaip ilgai bandai išlaikyti veidą, kol visas pasaulis griūva aplink tave. Kiek žmonių tu iš viso galėtum patikėti, kad ir mažiausią savo paslaptį. Ar tu apskritai gali kažkuo pasitikėti? Jeigu taip, sveikinu, tu atradai didelę laimę. Brangink ir tausok tai, ką turi. Nes mes, tie, kas to neturim, esam priversti sėdėti vieni tamsoje. Atkreipkite dėmesį, koks dabar turinio renesansas vyksta. Pamenu, buvo laikai, kada turėjai ieškoti, ką pažiūrėti ir ko paklausyti internete. Aš pradėjau klausyti podcastų jų atsiradimo pradžioje, maždaug 2009 metais, noriu sakyti. Tada buvo problema, kad tu galėjai būti perklausęs visus, literaliai visus podcastus, kokie tik tai yra. Šiandien tai yra neįmanoma, nes yra podcastų, kur tiesiog tu jo vieno podcasto negali būti perklausęs iki galo, nes jisai, tarkim, turi 6-7 tūkstančius epizodų backlogą. Dabar viskas yra priešingai, yra kontento perteklius ir šiuo metu vienintelė problema yra atskirti, kam turi skirti savo dėmesį. Ir pastebėjot, kad labai daug kontento yra vartojama kaip foninis triukšmas. Jaučiu, esat save pagavę, kada klauso ten, tarkim, kokio podcasto ar audio knygos ir jau seniai nebesigaudot, kas ten vyksta. Arba pasileido serialą ten einant, nežinau, gamint pavyzdžiui, visiškai nekreipiant dėmesio, kas ten vyksta tame ekrane. Iš esmės tai yra bendruomenės simulacija. Tiesiog, kad nesijaustume vieni, mes pasileidžiam kažką ir kūnas pradeda girdėti balsus, matyti žmonės ir tiesiog pasiūmina, kad tu esi tarp žmonių. Chill. Vienatvės nėra, nerimas gali atliekti. Lygiai tokį patį efektą turi muzika. Tai yra tiesiog malonus pažįstamas garsas, o tai reiškia savo, o savo reiškia ramybę. Ir tas visas civilizacijos triukšmas, tie podcastai, radijas, muzika, YouTube, viskas, karočią. Tas triukšmas ausyse ir galvoje ramina ir sudaro iliuziją, kad tu nesi vienas. Tu gali turėti atsiskyrėlišką natūrą, bet prieš tuos gentinius ir bandos instinktus nepašokinėsi. Socializacija arba tiesiog buvimas su kitais žmonėmis yra toks pats būtinas individo poreikis kaip oras, vanduo ar maistas. Kalėjimuosegi nuteistieji yra baudžiami vienutėse, izoliuojant juos ir paliekant pačius su savimi. Ta prasme, vienatvė yra bausmė, kurią baudžiami jau nubausti kalėjime sėdintys nusikaltėliai. Dažniausiai žiaurūs ir baimę pametę žmonės. Kitą kartą užtenka palikti kelioms dienoms karceryje ir jau to pakanka, kad nuvažiuotų stogas. Bendraudamas su vienišais žmonėmis pastebėjau, kad yra tokie 3 didieji tipai. Ir čia viskas yra atsitiktiniai ir anekdotiniai duomenys, todėl gink dieve jokiais būdais tik tai nesugalvokite manimi remtis. Čia tiesiog yra vieno žmogaus pastebėjimai apie gyvenimą ir žmonės ir kiek tai yra pagrįsta. Tai bendrai paėmus aš pastebėjau tokius 3 grubius vienatvės tipus. Yra socialinių įgūdžių vienatvė, kada žmogų augino vieniši tėvai, nelabai galėjo socializuotis ir todėl neperdavė šitų įgūdžių vaikams. Tada yra tokia, aš tą dalyką vadinu pasiekimų vienatvė, kada žmonės aktyviai labai kažko siekia. Tarkim, kažką žiauriai sunkiai labai studijuoja. Arba gal jie ten kokie nors profesionalūs sportininkai, todėl ten amžinai trefkėse per ten laksto po čempionatus ir taip toliau. Gal šiaip žmogus tiesiog atsidavė karjerai ir labai rimtai lipa ten tom kopėčiom ir kuria savo ten tą karjerą korporatyvę, tarkim. Gal šiaip verslininkas, gal šiaip ten koksai nors, nežinau, visuomenininkas, ten organizatorius. Karočią, daro kažką savo gyvenime profesinio, kas suvalgo visą jo laiką. Tada yra išdavystės vienatvė. Ir čia, man atrodo, by far yra didžiausia grupė iš mano kalbintų vienišų žmonių. Kokie 7 iš 10 tikrai. Ir čia tas būna daiktas, kada žmonės patiria didelę išdavystės traumą ir tiesiog užsisklendžia nuo pasaulio. Atsiranda žmogus arba žmonės, kurie labai stipriai išduoda tavo pasitikėjimą. Tau įsijungia visiškai visos gynybos, visi savisaugos refleksai ir tu nieko
nebeprisileidi artyn. Užtenka 1-2 kartus gyvenime pajausti tą peilį nugaroje ir tu turėsi didelių pasitikėjimo problemų ateityje. Ir nesvarbu, kokiam tu tipui priklausai, dėl ko tas vyksta, bet vienatvė šiaip yra gana žalingas įprotis. Tu pradedi šalintis žmonių, kad apsaugotum save, o paskui randi save kažkokiam keistam steriliam burbule be jokio žmogiško kontakto. Bandai kažką įsileisti, bet negali ir net labai labai norint, tiesiog tu nepajėgi atverti savo širdies. Kažkuriuo metu netgi nustoja padėti buvimas su žmonėmis. Aš galiu būti belenkokiuose smagiuose vakarėliuose tarp savo mėgstamiausių žmonių, bet tuo pat metu jausti labai stiprų vienatvės jausmą, nes kažkaip nejaučiau artimo ryšio su visais, nežiūrint į tai, kad visus juos labai myliu. Nesvarbu, kad ir kaip saugu bebūtų, kad ir kiek kokių substancijų, legalių, žinoma, substancijų pareigūne, manyje yra, aš niekada jokiamis aplinkybėmis neatsipalaiduoju. Galiu nebepastovėti ant kojų, bet niekada neprarasiu kontrolės. Esu kartą gyvenime blekautinės 11 klasėje, kada pirmą kartą prisimenu. Ir tada buvo pirmas ir paskutinis mano laiko praradimas gyvenime, kad atsikelčiau ir neatsiminčiau, kur aš buvau ir ką aš dariau. Jeigu atmintis nepaveda daugiau niekada gyvenime, to nepatyriau, nes aš visada budrus ir aktyviai skanuoju aplinką nuo pavojų, netgi tarp artimų ir mylimų žmonių. Ir aš visiškai nieko negaliu su tuo padaryti ant tiek. Pas mane yra gilios pasitikėjimo problemos. Ir čia nėra žmogaus problema, kad jisai kelia man įtarimus, čia tiesiog yra mano problema, nes aš į visus automatiškai žiūriu įtariai. Aš ypatingai stipriai filtruoju artimus žmonės ir jeigu mes su jais jau esame buvę patūsinti, reiškia, iš manęs jie gavo didžiulį pasitikėjimo avansą, nes įtartinų žmonių aš net į sekėjus savo socialiniuose tinkluose neįsileidžiu, bet gerokai seniau pas mane yra buvusi problema, kad buvau ne tų žmonių apsuptyje, visiškai ne tų. Įtariu, kad daug kas, ypač jaunesni klausytojai, susidurite su šituo dalyku dabar. Tiesiog esat apsistatę netinkamai žmonėmis. Tokiais, kuriems svarbiausia pagert, patūsint, pasukti rankytėmis klubelyje, jų visos pokalbių temos yra tik dramos ir tik intrigėlės. Pas juos socialiniuose tinkluose viskas žiauriai fotogeniška, kiekvienoje nuotraukoje jie šypsosi ir akivaizdžiai gerai leidžia laiką su savo draugais. Bet tuo pat metu tu tuos žmonės pažįsti ir gerai žinai, kad visa ta kompanija vienas kitą apkalbinėja už nugarų. Ir kada jie tai daro, tu nejučiom pagalvoji, Dieve, negi ir apie mane tu šitai pletkini. Jeigu kažkam dar yra abejonių, tai šitoje vietoje aš patikinsiu, kad jeigu kalba apie kitus, kalba ir apie tave, tame net klausimo nėra. Tai yra armėno garantija. Čia kaip neištikimybė, čytint su tavim, čytins ir ant tavęs. Senolio patarimas, vaikučiai. Atidžiai labai žiūrėkite, ką jūsų aplinkiniai šūdino padaro kitiems žmonėms. Ir būkite tikri, jeigu jūs su jais susipyksite, jie jums padarys tą patį. Bet čia, kaip ir minėjau, tos grupės iš tų fake šūdinų žmonių čia daugiau yra jaunimo problemos. Maždaug taip, žmonių iki 25 metų amžiaus. Mokyklose ar ten universitetuose ar darbuose susiformuoja atsitiktinės pažintys, į kurias tu papuolė nelabai turėdamas pasirinkimo ir, ten, žodžiu, gaunasi netinkami žmonės aplinkui, bet laikui bėgant tai tiesiog prasivalo. Tik tai dėja sunkiuoju išdavystės ir dramos būdu dažniausiai. Bet net ir būdamas tarp savų patikimų žmonių, aš pastebiu, kaip mane iš niekur tiesiog hitina vienatvės jausmas. Būna toks, kas jūs tokie, apie ką mes čia šnekam ir iš vis ką mes čia veikiam, toks mūdas ateina. Kas žiauriausia, čia ne man vienam. Aš labai gerai jaučiu kambarį ir stebiu, kaip šitas jausmas pareina visiems vakaro dalyviams. Tokia savotiška rotacija, tai vienam, tai kitam, tai trečiam ir taip sukasi rateliu visą vakarą. Ir čia yra požymis, kad vienatvė yra tiesiog pandemiškas reiškinys. Santykiuose man nekartą yra buvę, kad tu esi su žmogum, jūs dalinatės gyvenimą ir tuo pat metu tu jau
jauti tokią nežmonišką širdį draskančią vienatvę. Nes dėl vienokio ar kitokio priežasčių tu tiesiog negali būti atviras prieš tą žmogų. Arba tu bijai, kad tave pasmerks už tai, kas tu esi, arba tu, kas blogiausia, turi reikalą su žmogum, kuris tikrai smerks už tai, kas tu esi. Ir po eilinių griuvusių santykių aš visada pradedu kaltinti save. Kas, negerai su manimi? Kodėl aš nemoku atsirinkti žmonių? Kodėl aš toks naivus ir patiklus ir nemačiau, kas įvyko prieš pat mano super veidą? Kas nahu yra? Ir tada nenorom susimastai, gal aš tokiu iškreiptų būdu bandau save bausti, nes iš tikrųjų nekenčiu savęs. Todėl ieškau žmonių, kurie tą savęs neapykantą tik patvirtintų. O Dieve, kaip aš save sudarkau per skausmingus break-upus. Jėzau Kristau, nepalieku nei vienos gyvos vietos savo sieloje. Čia aš kažkaip nutrūkau pasakoti apie garsių ir žinomų žmonių vienatvę ir kažkaip somehow kažkurioje vietoje believe it or not, atsiprašiau Andriaus Užkalnio. Kai pasakytų jaunimas paspilina biškelį arbatėlės apie tai, kas vyksta ten už uždarų celebričių durų, bet nutariau, kad tikrai nebūtina ilginti epizodo ir aš belenkaip gerai žiūriuosi šalia Mazeračio, todėl viską iškirpau ir padėjau į Armėnas Pro. Armėnas Pro – pilnos trukmės epizodai be reklamų. Užsisakyk planą Armėno Radio Contribui arba Patreonė tik 4,99 € į mėnesį. Visus nuorodos aprašymuose ir komentaruose apačioje. Bet šitas epizodas yra ne tik apie mane ir mano vienatvę. Aš jį pavadinau vienatvės amžius, nes manau, kad šito dalyko daugėja mūsų visuomenėje. Ir greičiausiai tai yra labai nemaža dalimi susiję su komunikacijos technologijų plėtra. Šiandieninis internetas yra visai kitoks, lyginant su tuo, koks jisai buvo maždaug tarp kokių 2010 ir 2014 metų. Tais laikais viskas buvo fėjos ir labai šviesi, idiliška vieta, kur visi eksperimentavo ir draugiškai vienas kitą palaikė. Dabartinis internetas yra gerokai tamsesnė vieta. Čia žmonės klaikiai džedžina vienas kitą. Čia vyksta mobbingas ir žiaurios patyčios. Čia neršia ištisi legionai kibernetinių nusikaltėlių. Čia yra daugybė labai rimtų pavojų. Pavyzdžiui, tu gali būti nudoksintas, kada tavo asmeniniai duomenys, kaip vardas, pavardė, adresas, darbovietė, telefonas, finansiniai duomenys, taip toliau, visa tai nuteka į viešą erdvę. Ir dar tas amžinas netikrumas. Kartojau ir kartosiu, kad žmonės su gražiausiom socialiniam medijom turi baisiausius gyvenimus. Tikri siaubai slepiasi po tom visom tvarkingom ir retušuotom šypsenom. Būna seki žmogų internete, susitinki realiame gyvenime ir neina pažint, viskas visai kitaip, išvaizda, elgesys. Viskas yra ne taip, kai buvo rodoma socialinėse medijose. Ir aš čia visai nenoriu pult raudot, kad anksčiau buvo geriau, nebuvo to jūsų interneto žmonės kaip žmonės ir visi gyveno draugiškai bendru. Absoliutus melas. Beveik 50 metų Lietuva buvo sovietų okupacijoje ir tai buvo laikai, kada žmonės turėjo gyventi visiškoje dvimintystėje ir kompartmentalizacijoje. Sovietmečiu tu negalėjai kalbėti, ko nori. Apskritai tada reikėdavo imtis didelių labai atsargumo priemonių, nes tu nežinojai, kokie žmonės tave supa ir kiekvienas neatsargus žodis galėjo tave palaidoti. Visur buvo pilna KGB informatorių. Skundimas buvo ne tik visuotinai priimtina norma, bet ir valdžios labai skatinamas dalykas, kuris galėjo rimtai tau padėti lipti socialiniais laiptukais. Ar pastebėjote, kad visoje rytų Europoje, iš esmės visur, kur buvo komunizmas, ten skundimas yra labai smerktinas reiškinys. Turiu omenyje tą plačiąją paprastų žmonių kultūros smerkimo prasme. Aš pamenu, kai 90-aisiais iš vakarų sugrįždavo pirmieji emigrantai ir pasakodavo, kad ten, nežinau, kokiuose štatuose ar ten, pavyzdžiui, Vokietijoje, tavo kaimynas galėdavo ramiai pakelti telefono ragą ir paskūsti, kad tavo koks nors krūmas, tarkim, yra aukštesnis negu leidžiama šitoje bendruomenėje ir tada tu gaudavai baudą. Mums tai buvo šokiruojantis dalykai. What the kas per bespredėlas, kaip žmogus gali taip elgtis, alio? Nes visoje postkomunistinėje erdvėje skundikai buvo tokie priimami kaip šlykštus, toksiški intrigantai, kurie dėl talono jugoslaviškiams batams ramiai galėjo kaimynai duoti, kad jis savo namie, ten, nežinau, turi nelegalios literatūros. Iš tų žmonių šaipydavosi, kad gruodžio 24-ąją slampinėdavo po laiptinės ir klausydavo per duris ar
tik kaimynai kartais nešvenčia kalėdų. Arba kad jie ten sekmadieniais eidavo pasivaikščiot prie bažnyčios ir į bunknotėlį susirašydavo, kas eina į pamaldas. Ir žinot, ką daug kas actually taip ir darydavo. Neatsargus pokalbis virtuvėje galėjo baigtis Vorkutos lageriuose ar vėlesnių sovietmečių priverstinių uždarimų į psichiatrinę ligoninę ir visiškų išmetimų iš visuomenės. Sakot, Lietuvoje visi užsidarė labai, o galėjo būti kitaip? Kada pusę šimtmečio visuomenė gyveno sąlygomis, kuriomis negalėjo pasitikėti vieni kitais, tada tu paprasčiausiai nežinojai, su kuo tu bendrauji. Jo, ten, tipo anksčiau ir vėliau išaiškėdavo, kas yra informatoriai ir kolektyvuose tyliai nueidavo žinia, kad atsargiai šitas bilda į organus, bet tu visada, absoliučiai visada galėjai kažką per neatsargumą prasileisti. Tarkim, tau nebūtinai reikėjo įeiti į kontaktą su KGB informatoriu, tu gal tiesiog netyčia pažinojai disidentą, kuris kovojo prieš sovietinę valdžią. Jūs, pavyzdžiui, dirbo tam pačiam zavode ir po to eidavot išgert degtinės kartu. Ir vieną dieną tą disidentą sulaiko už kažką ir purtydavo tada visus pažįstamus giminės artimuosius, visus. Tave galėjo iškviesti į KGB pasikalbėti, kad va žiūrėk, tavo bendradarbis, mes žinom, tu tokią dieną su juo geriai degtinę. Žinok, baisus Amerikos agentas ir siaubingas, tiesiog siaubingas, dar kartą pasikartosiu, buržuazinis nacionalistas. Apie ką kalbėjot, ar buvo politinių pokalbių, ar buvo bandymų išgauti informaciją. Ir aišku, tie pokalbiai ne visada ten baigdavosi pas baltąsias meškas, ar ten su šaudimais, ar whatever, vėlyvuoju sovietmečiu iš viso KGB. Kad ir kaip tai keistai skambėtų, buvo tokia ganėtinai chill palyginus su Stalino laikais. Čia gal kiek tema kitam epizodui. Jaučiu reikės kada nors padaryti atskirą sovietinių istorijų įrašą apie konkrečiai KGB. Bet, nežinau, įsivaizduokit, jūs dabar pakviestų ten į saugumą STT, VSD pasikalbėti. Tai net laisvoje Lietuvoje bulkutės susispaudžia vien nuo minties apie pokalbį STT. Ir nors aš gimiau vėlyvuoju sovietmečiu, aš buvau labai mažas ir aš buvau vaikas 90-aisiais, bet man atrodo, taip grubiai šnekant, iki 2000-ųjų vienišumo buvo mažiau. Ir ten visi sovietiniai nostalgizuotojai raminkitės, nieko bendro su Sovietų sąjunga, su Rusija ir komunizmu. Man atrodo, tai yra susijęs su informacinėmis technologijomis ir jų plėtra. Sovietmečių ir 90-aisiais komunikacijos nebuvo tokios išvystytos, ne tai, kad interneto nebuvo, o telefonas toli gražu ne visuose namuose pravestas būdavo. Pamenu, iki pat 90-ųjų pabaigos Vilniuje aš turėjau klasiokų ir pažįstamų, pas kuriuos nebuvo namuose telefono ir reikėdavo skambintis visaip ten per kaimynus kažkokius. O tada ankstyvais 2000-aisiais Lietuva ėmė kompiuterizuotis ir labai pradėjo plisti internetas ir vieną dieną iš kiemų dingo vaikai. Mes lygiai taip pat žaisdavom ir bendraudavom, bet darydavom tai per internetą. Tada atsirado socialiniai tinklai ir tas daiktas įtraukė dar labiau. Ir su internetu nėra visiškai nieko blogo, tai yra tiesiog komunikacijos įrankis. Pats iš savęs jis yra neutralus ir būna tokių, kokius žmonės jį padaro. Bet yra viena svarbi detalė. Internetas tave atriboja, jisai viską nuasmenina. Nes dažnai tu kalbi ne su žmogum, o su kažkokiu abstraktesniu interneto profiliu. Todėl tau nėra sunku elgtis ir būti su nepažįstamais žmonėmis, nes tu paprasčiausiai nematai tų žmonių veido, kada tu jiems darai tos nemalonius dalykus ir tarkim, tu, nežinau, greičiausiai neprieitum parduotuvėje prie žmogaus ir kažką ten pradėtum jam grubylinti. O internete tu tai padarai žiauriai paprastai. Ir seniau tu nenori būdavai priverstas fiziškai trintis su žmonėmis. Sovietmečių privatus automobilis buvo baisi prabanga ir žmonės labai daug važinėdavo visuomeniniu transportu. Daug labai deficito, daug eilių, reikėdavo sukti visokias varkes, kad išgyventum ir nejučiom tu suformuoji ten įvairius ryšius ir santykius ir ten vieni tikri, kiti ne. Bet, bent jau yra kažkoks žmogiškas ryšys. Dabar yra žiauriai daug nuotolinio darbo, nuotolinio mokslo ir jaunimas ypač daug chatina ir atsiranda tam tikras atsiribojimas nuo žmonių iki pat to lygio, kad tiesiog kai kuriuos jaunuolius kausto reali baimė paskambinti kažkam. Ir pavyzdžiui, tu visada gali išeiti į miestą, bet gerai pagalvojus, o
Kam? Ten visokie neaišku žmonės, yra pavojų, ypač merginoms ir moterims. O namie gali lėkti su Netflixais ir Steamais ir Boltais ir Voltais ir kitąsyk kad tau iki durų privažiuoja. Su artimaisiais tu gali bendrauti nuotoliu ir laikotarpiais iš viso jų net nei matyti, nei girdėti, o tiesiog tekstu kalbėtis. Technologijos žiauriai daug pagundų kelia, nes jos yra saugesnės ir įdomesnės už realybę. Maloniaugi yra žiūrėti serialą, negu dylinti su kokia debilo draugo drama, kurią jis eilinį kartą pats savo susikėlė ant savo durnos galvos. Ir jis nesitaisys, tiesiog skūsis, koks nesąžiningas gyvenimas ir toliau nieko nekeis. Ir tu toks su to bullshit, aš geriau dar sykį pasižiūrėsiu Money Heist. Bet man atrodo, tai dar ne pabaiga ir situacija gali tik tai blogėti. Ateina dirbtinis intelektas, laiko klausimas, kada jo produktai praeis Turingo testą ir bus nebeatskiriami nuo žmonių. Tu nesuprasi, ar tu chatini su AI ar realiu asmeniu. Va tada tikriausiai prasidės tikroji vienatvė, nes tau nebereikės eiti į socialinius tinklus ir bendrauti su realiais žmonėmis. Tu turėsi virtualų draugą, kuris visiškai prie tavęs prisitaikys, niekada neišduos ir sakys tik tai, ką tu nori girdėti. Visi gerai žinom apie informacinius burbulus, kada užsidarai kolektyvę, kuriame jokia informacija prieštaraujanti žmonių nuostatoms iš išorės nepapuola. Čia dar palyginti nieko, nes galvoju, kad ateina informaciniai kvantai. Čia, man atrodo, kai kurie filosofai ir sociologai auditoriją purkštelėjo savo į kelnes nuo tokio intelektualizavimo. Nu, bet žodžiu, informacijos kvantas tai čia toks labai mažas vienetas susidedantis iš tiesiog tavęs, toks mikro informacinis burbulas, kada tu informaciją pats kuri ir pats vartoji ir mažai ką pamatai, kas yra už to dalyko ribų. Aišku, viskas nebus taip idealiai, kaip aš pasakoju. Socialiniai tinklai irgi atėjo su savo pažadu. Jie žadėjo saviraiškos laisvę ir vietą rasti bendraminčių. Bet rezultatas toks, kad iš vienos pusės tau socialiniai tinklai kažką pardavinėja, iš kitos tu jauti nuolatinį spaudimą iš ten esančių bendruomenių ir žmonių grupių. Todėl dirbtinis intelektas tikrai nebus toks tobulas, kokį aš aprašiau, ir po kažkokio medaus mėnesio tai būtinai pasisuks toksiško korporatyvizmo kelio pusę. Nes, visada taip nutinka. O dar ateina virtualios ir papildytos realybės technologijos, VR ir AR. Pirma, kompiuteriai buvo ant mūsų stalų, tada atsidūrė mums ant kelių, paskui sumažėjo tiek, kad tilpo į kišenės, tada atsirado mums ant riešų ir dabar kompiuteriai po truputį lipa mums ant veidų. Visi šitie dalykai dar labiau atriboja nuo žmogiško kontakto ir didina vienatvę, nes iš už ekrano yra saugu. Tu gali drąsiau reikštis negu realybėje. Tu gali būti arba visiškai anonimiškas, arba netgi turėti kelias visiškai skirtingas personas. Kas tau nepatinka, tu gali išjungti ar užblokuoti. Gali turėti gražią, pagal save sutvarkytą realybę. Ir tos technologijos vis tiek ateis su per didelę pagundą, kad žmonės atsispirtų, ir manau, kad ko gero tai atneš dar didesnių vienišumo problemų ateityje. Vienas K paramos fondas jau užtiso daugybę orkų šventoje Ukrainos žemėje, bet tų orkų yra daug ir mums labai reikalinga jūsų pagalba juos pitti. Pitti orkus kartu su Vienas K paramos fondu. donate.1kfund.org arba ieškokit nuorodo komentaruose apačioje. Ačiū Jums labai. Vienas K paramos fondas. Mes visus išpirkime. Pagrindinis jausmas labiausiai susijęs su vienatve man yra liūdesys. Nori, nenori pradeda lysti visokios mintys galvon. Kodėl manęs niekas nenori savo gyvenime? Negi manęs neįmanoma mylėti. Tada palaipsniui pradedi suprasti, kad problema yra ne žmonės ar visuomenė, o problema yra tavyje. Tu ne vienišas, tu tiesiog negali su savimi būti. Suvoki, kad tu paprasčiausiai nekenti savęs ir nesijauti, kad galėtum būti mylimas, todėl neprisileidi nieko artyn. Arba dar blogiau, prisileidi žmonės, kurie tave išduoda, tik patvirtindami tavo įtarimus, koks tu šūdo gabalas realiai esi. Kažkur giliai savyje tu jauti didžiulę šilumą ir rūpestį, kurią galėtum pasiūlyti kažkam ir pasidalinti, bet nieko nėra šalia, arba yra ir jie to visiškai nevertina. Tu tiesiog tai nuryji ir dar giliau užgniauži, kad neerzintų ir nebeprimintų apie save. Po truputį išsivysto šizofreniškas santykis su žmonėmis. Kada tu būni su jais, pradedi galvoti, kaip gera yra būti vienam, o kad tu būni vienas pasidaro labai ilgu, nes trūksta žmonių. Pradedi ieškoti naujų pažinčių, atrandi jas, susipažįsti,
pamilsti tuos žmonės, bet kažkaip tas pasitikėjimų grįstas ryšys vis neatsiranda. Ir tada ateina suvokimas, kad tu turi tik pasirinkimą, ne tarp gero ir blogo, tarp šūdo ir šūdesnio. Nėra pasirinkimo tarp vienatvės ir ne vienatvės, o gyvenimas yra gerokai sudėtingesnis. Atsakymas kaip ir aiškus, jautiesi vienišas, eik į žmonės ir ieškok prasmingų pažinčių. Ir lengva pasakyti, ypač kada gyveni maksimaliai toksiškoje visuomenėje, kada žmonės patys nesupranta, kas su jais vyksta. Taip aš sakiau, kad man atrodo, jog didžioji dalis vienatvės yra dėl kitų žmonių išdavysčių. Ir gali susidaryti įspūdis, kad čia aplinkui vaikšto vieni sociopatai, bet tai yra reti atvejai. Dažniausiai žmonės tas išdavystės padaro nelabai to patys suvokdami. Dažnai jie pasielgia labai nesąmoningai, o paskui viduje kažkaip viską užglaisto. Čia ne aš tau neištikimybę dariau, o tu mane atstūmei ir privertei čytinti ant tavęs. O greičiausiai tas žmogus tiesiog augo čyterių šeimoje ir tai jo yra antra natūra ir nieko jis su tuo negali padaryti. Mes kalbam apie automatinius elgesio paternus, paslėptas traumas ir kitus pasąmonėje tūnančius dalykus. Absoliutai dauguma žmonių gyvena su dalykais viduje, apie kurių egzistavimą neturi jokio supratimo. Dėl to ir yra tas pasirinkimas tik tarp šūdino ir šūdesnio, kuris laukia tave modernėje visuomenėje. Būk totaliai vienišas arba būk tarp žmonių, bet turėk reikalą su toksiškomis asmenybėmis, toksiškais santykiais ir toksiškomis situacijomis. Fantastika. Tarsi kištum rankas į lauko tualetą, ieškodamas deimantų kažkur dugne, bet tuo pat metu tu supranti, kad nėra kito kelio ir yra tik tie du pasirinkimai. Arba susitaikai su vienišumo jausmu, arba rizikuoji, eini į pasaulį ir ieškai tų, kuriais galėtum pasitikėti. Taip ir eini per gyvenimą. Išlendi iš savo kiauto, nudegi pirštus, grįžti atgal, praeina nudegimai, vėl įsidrasini. Ir tai banguoji. Būna savo epizoduose siūlau sprendimų, ką daryti, susidūrus su viena ar kita problema, bet šį kartą aš nieko jums neturiu, sorry. Ranka ant širdies nieko nežinau, ką su tuo vienatvės dalyku daryti. Kiek save atsimenu, tiek aš straglinu su vienatvė. Ir aš nežinau gerų kelių iš to išeiti. Tiesiog bandau gyventi vieną koją statau už kitos. Ieškau prasmingų pažinčių. Ir kaskart tikiuosi smarkiai nenusivilti, o nudegęs išmokstu pamokas ir bandau nebekartoti klaidų. Aš tiesiog kitaip nemoku dalykų daryti gyvenime. Darai, kol nepadarai. Čia mano vaibas. Krenti, keliesi, vėl toliau eini, iki kol nutinka kažkoks rezultatas. Tik šį kartą nežinau, ar aš gerai elgiuosi. Per daug ilgai viskas užtruko ir per daug ta vienatvė mano gyvenime užsitęsė. Bet kas vakarą einu miegot su mintimi, kad ryt galbūt bus geriau. Kas dar belieka. Ir jeigu jau palėtėm visuomenės pokyčių temą, noriu pasikalbėti apie vieną nedidelį, bet labai ryškų saulės spindulėlį, labai pozityvę tendenciją, kuri kuo toliau, tuo labiau plinta. Vis daugiau žmonių nusisuka nuo instagraminio gyvenimo būdo ir vis labiau yra atsisakoma nepamatuotų ambicijų ir sėkmės gyvenimo būdo. Žmonės pavargo nuo maivimosi, fleksinimo ir glamūro ir atsisako įsileidinėti tuos dalykus savo į galvas. Toks jausmas, kad galimai stebim beužgimstant naują kultūrą. Naujieji stoikai. Kitą kartą per Armėno radiją. Jeigu nenori laukti ištisos savaitės, epizodas jau guli Armėno radio Contribui arba Patreone. Prenumeruok Armėnas Pro ir klausyk visų epizodų iš anksto. Viso labo 4,99 € į mėnesį. Visos nuorodos aprašymuose ir komentaruose apačioje. Kur dar internete būna Armėnas? Ieškokit manęs link3/Armėnas. Viskas vienoje vietoje arba žiūrėkit aprašymuose ir komentaruose apačioje. Jeigu esate tikri Armėno kentai, laikinat, šėrinat, komentuojat, subscribinat ir rekomenduojat visiems. Šiandien tiek. Iki kito.